Šiandien mes norėtumėm pakalbėti apie tokią profesiją kine kaip aktorius. Aktoriaus profesija atsirado beveik kartu su kinu. Galbūt pirmajame filme Traukinio atvykimas aktorių ir nebuvo, tačiau jau sekančiuose filmuose jie atsirado. Taigi galima sakyti, kad aktoriaus profesija jau 100 metų ir daugiau galbūt netgi. Ta proga šiandien mes į studiją pasikvietėme Šiaulių dramos teatro aktorių Sigitą Jakubauską. Labas vakaras. Labas vakaras. Sigitas Jakubauskas yra gerai pažįstamas iš televizijos serialo Naisių vasara. Čia jis kūrė pagrindinį vaidmenį. Tačiau nemažiau įspūdingi ir kiti jo vaidmenys kine. Jo filmografija yra tokie filmai kaip Dičiaus karjera, Visi prieš vieną, Tamangai, Jonukas ir Gritutė. Taigi, norėtumėm ir pakalbėti apie aktoriaus profesiją, kino aktoriaus, būtent kino aktoriaus, nes kino aktorius nuo teatro aktoriaus ko gero skiriasi, ar ne taip? Tai taip yra nemažas skirtumas, bet aš čia norėčiau jūs truputį paneigti. Iš vis apie aktoriaus profesiją. Aktoriaus profesija atsiradus ne prieš 100 metų, prieš nežinau kiek metų. Kino aktoriaus, aš turiu galvoje, nes kinas supratau. Bet šiaip aktoriaus profesija atsiradusi tada, kada atsirado žmonija ir turbūt kartu su žmonija ir baigsis. Nes mes visi esam nuo vaikystės ir paskui visoje buityje ir visose šventėse visi žmonės tampa aktoriais. Pasižiūrėkit, visi nori vaidinti, nori užsidėti kaukės, nori kažką daryti taip. O kino ar televizijos paskui jau atsirado aktoriai. Tai irgi yra skirtumas ir tarp kino aktorius ir televizijos aktorius. Čia aišku, grinai toks techninis skirtumas, kadangi yra kita technika. Kino kamera ir telekamera. Nors šiuo atveju aktorius vis tiek, kaip kino ir televizijos, yra panašesnis negu dramos, sakysime. Dramos aktoriaus darbas tikrai skiriasi nuo kino ir televizijos. Tai vėlgi norėtųsi pakalbėti, kokia yra specifika. Jūs, kada jūs pirmiausiai patekote, kaip jūs patekote į kiną, į televiziją, ta prasme, į ekraną? Televizijoje aš į ekraną patekau jau būdamas studentas, nes būdavo televizijoje labai daug laidų apie jaunus kūrėjus, jaunus žmonės. Mes ten vesdavom ir kitokias laidas apie jaunimą, kažkokias programėlės vaikams darydavom, kadangi mūsų studentiški etiudai buvo dažnai skirti vaikams ir jaunimui. Tai mus kviesdavosi į televiziją Vilniuje, tai mes ten taip pat ir patekom. O paskui aš dirbau jau Šiauliuose, gal mane dar atsiminė Lietuvos televizija ir pakvietė pabandyti bandymus. Pirmiausia, aišku, būna kino televizijos filmų bandymai ir režisierius pasirenka savo tinkamą aktorių. Taip ir atsiradau, labai paprastas tas kelias, labai toks, kaip normalus. 1980 metais buvo sukurtas filmas Dičiaus karjera, ten jūs atlikote pagrindinį vaidmenį. Iš tikrųjų, jūs dar buvot jaunas aktorius, ką tik baigęs Vilniaus konservatoriją, tai buvo toks nemažas pasiekimas gauti vaidmenį tokiame filme. Aš vėlgi kartojuosi, tai nėra kažkoks pasiekimas ar nepasiekimas, tiesiog buvo atranka ir aš tikau tam vaidmenį, turbūt režisieriui ir tiek. Bet aišku, tai buvo toks mano pirmas ir labai ryškus išbandymas prieš kino kamerą, nors tai buvo skaitėsi televizijos filmas, bet jis buvo filmuojamas visais kino principais, kino technika. Tai aišku, kad buvo pradžioje ir sunku, ir keista, bet mes visi, kai buvom jauni ir aš tame tarpe, tai aš buvau labai reiklus ir kategoriškas ir gal net stengiausi ginčytis ir su režisieriumi, ne taip baisiai ginčytis, bet ieškoti, kaip čia patogiau atrasti tam kadrą ar ką nors. Ir ta grupė kūrybinė buvo gana maloni ir operatorius. Čia labai daug irgi priklauso kine nuo operatoriaus darbo. Man kaip tam jaunam aktoriui kažkiek padėjo, supažindino su kino technologija. Nes ten tekstas buvo mano labai nedidelis, kaip pats tekstas, nes buvo įdainuota Viktoro Malinausko, garsaus Lietuvos dainininko.
Ir aš turėjau kadre, ekrane, tik tai pataikyti į sinchroną. Bet tai yra labai sudėtingas darbas. Todėl mane uždarydavo ir viešbučio kambaryje, ir duodavo magnetofoną, ir aš dainuodavau kartu su Viktoru. Absoliučiai, turėjau išmokti absoliučiai visas arijas. Ir aš netgi pagavau, man atrodo, Viktoro intonaciją ir jeigu dabar kartais darau parodiją, tai labai panašu į Viktoro dainavimą, ir mes buvom susitikę čia nelabai seniai, tai kartu padainavom, nes tai yra labai sudėtinga, čia šiaip, nes stambus planas, kada yra, tavo lūpos negali meluoti su garsu, ir todėl reikėjo labai didelis darbas, o pagrindinis ir labai didelis darbas buvo ne pats filmavimas, o išmokimas tų visų dainų, visų arijų, kurios jau buvo įdainuotos. Kuogi vis dėlto skiriasi darbas teatre, teatro scenoje ir darbas kine, kino ekrane? Aš gal pradžioje pabandysiu pakalbėti ne apie skirtumus, o apie panašumus. Panašu yra tai, kad vis tiek aktorius turi turėti savo vaidmens psichologiją, mąstyti apie savo personažą, kurti charakterį. Visų pirma, čia yra tokia jau kaip ir abėcėlė. Ir ar prieš kino kamerą, ar prieš televizijos kamerą, ar scenoje, žiūrovams visada įdomu, kaip aktorius juos paveikia savo personažo sukūrimu, savo personažo idėja ir savo personažo veiksmu. O skirtumas yra ganėtinai didelis scenoje ir filmavimo aikštelėje. Todėl, kad scenoje vaidmuo yra ištisas, kada kuri vaidmenį tu žinai jo pradžią ir jo pabaigą. Tu negali sustoti, pasakyti atsiprašau, aš čia ne taip pasakiau, arba dabar ne taip dirbu. Tu ištisai dirbi ir scenoje yra kartais nemažai improvizacijos, nes teksto prasme, čia sudėtinga net pasakyti, kas tai improvizacija, tokia vaidybinė prasme. Ir scena vis tik turi kitokį poveikį, yra ir balsu, ir judesiu, ir intonacija, yra šiek tiek pliusų, ta prasme pripliusuojama, šiek tiek padidintas aktoriaus vaidinimas. Nes turi išgirsti tave ir balkone sėdinti žiūrovas, kuris sėdi balkone paskutinėje eilėje. Ne tik tai turi tave girdėti ir matyti. Todėl išraiškos priemonės, visos išraiškos priemonės scenoje yra šiek tiek platesnės. Bet to scena ir žavėjinai. Čia pat nesustojantis aktas vyksta visą spektaklį. O kine ar televizijoje tai yra filmuojama visiškai kitų principų. Tai yra filmuojama tokiais, kaip pasakyti, čia paprašiau gabaliukais, kas vadinasi dubliai. Yra filmuojama nebūtinai pagal siužetą ištisai, sakysim, jeigu nuvažiuojam į vieną sodybą, tai atfilmuojamos yra visos scenos toje sodyboje. Nors viena scena gali būti pirmoji serijoje, sakysim, ar filmo pradžioj, o kita scena visai pabaigoj. Todėl aktorius turi peršokti visą savo liniją veiksminę, jis nuo pirmos scenos pereiti į paskutinę sceną savo vaidmens, arba iš vis į kitą laiką, gali būti žiema, čia pat žiema, bet tai yra atfilmuojama, yra žiema visos scenos, supranta turbūt, ne? Atfilmuojamos visos žiemos scenos, visos scenos, kurios yra vienoj sodyboj, scenos, kurios, sakysim, yra prie ežero, todėl tai yra kita sistema. Ir yra pakartojami dubliai. Galima pakartoti tą pačią frazę, tą pačią sceną, porą, 3 kartus. Dabar, kada taip laiko serialuose, ypatingai laiko nėra, tai tų dublių būna žymiai mažiau,
O kine tai būna kartais labai daug dublių, iki 10 kartų reikia kartuoti. Nes tai yra vis tik tai daug priklauso nuo technikos, daug priklauso nuo gamtos netgi sąlygų. Jeigu pradeda filmuoti, yra saulės, tai užėjo debesis, jau negalima filmuoti, reikia vėl laukti saulės, o to saulės galima laukti labai ilgai, paskui iš vis nesulaukti, o čia tokie dalykai. Miltinis žinomas teatro režisierius dėl to, ko gero, nemėgo kino, kad dėl jūsų paminėtų dalykų, kad yra išsimušama iš ritmo, tas pats debesies reikia laukti, visą kitą. Ne, čia, žinot, Miltinis buvo spalvota asmenybė ir visko tikėti, ką jisai sako, nelabai būtina, nes ir pats filmavosi kine ir jo aktoriai, kiek žinom, tai buvo buvusiai Tarybų Sąjungoje žymiausi kino artistai, čia nereikia net sakyti, ir Banionis, ir Babkauskas, ir Masiulis, taip kad čia šitas santykis į kiną jo toks gali būti dvireikšmiškas. Kinas, aišku, yra kitoks, visiškai kitoks meno šaka, bet kad jinai yra bloga, tai reikia prie jos prisitaikyti, turbūt, ir išmokti dirbti ten, ir viskas. Bet aišku, jeigu ir turbūt dauguma aktorių vis tiek, aišku, mieliau renkasi teatrą, nes teatre yra ta normali gyvybė, kuri yra kartu su žiūrovu. Tas meno aktas vyksta čia pat. Ta pat akimirka yra ne iš kino, ne iš televizijos. Žiūrovas jau negali sėdėti namie prie televizijos ir valgydamas žiūrėti, kas vyksta, o jisai sėdi salėje ir kartu dalyvauja kūrybos akte. Tai čia pats didžiausias skirtumas tarp teatro ir kino ir televizijos. Aš norėjau paklausti, koks jūsų paties mėgstamiausias filmas iš tų, kuriuose jūs suvaidinot? Oi, nežinau, aš, kaip pasakyti, čia galbūt tas didžiausias, toks daugiausia darbų, tai vis tik, kaip pasakyti, turbūt yra Dičiaus karjera, kuri buvo čia žiūrovų labai žiūrima, jis buvo, toks žinomas jau filmas. Plačiai pagarsėjęs. Dabar jaunoji karta gal dar nelabai jau mato, bet kartais jis parodo dar per Lietuvos televiziją. Tai turbūt tas, o šiaip tai tokių visokių buvo. Visose darbuose yra visokių įdomių ir neįdomių momentų, taip galiu pasakyti. Gal aš truputį netiksliai paklausiau filmas, o kitų kampų pasižiūrėkime, įdomiausias vaidmuo, vėlgi Dičiaus karjera būtų, ar manyčiau, kažkoks tai? Taip. Nes jūsų filmografija yra ir įvairių trumpų epizodinių vaidmenų. Jūs vaidinote filmuose Visi prieš vieną, detektyvinė istorija, po to buvo filmas Tamangai, Jonukas ir Gritutė. Gal koks įsimintinas epizodas būtų iš tų? Jonukas ir Gritutė ten nebuvo jau epizodinis vaidmuo, ten buvo tėvo vaidmuo, tai vienas iš pagrindinių vaidmenų. Įsimintinumo ten buvo tokių įdomių momentų, man teko ten vaidinti su šarvais, metaliniais tikrais, apie 40 kilogramų. Tai čia buvo labai įdomu, aš bandžiau įsivaizduoti, kaip tikrai tie kariai, tie riteriai tuo metu įsidėję tokius šarvus dar galėdavo iš vis ne tai, kad pajudėti, o kovoti, kalavijas apie 2 metrų ilgumo ir dar ant arklio kažkaip jie ten sėdėdavo. Tai man buvo tai labai didelis įspūdis, nes aš tai vos paeidavau ir vos galėdavau pakelti tą kalaviją. Ten tokia scena buvo, kaip tokia fantazijos vaisius, kaip dabartinis žmogus, vaikai vaizduojasi, kaip jų tėvas pavirsta riteriu ir eina kovoti prieš blogį, kad neatiduotų jų į vaikų namus. Kino aktoriaus profesijoje yra dar vienas toks bruožas, lyginant vėlgi su pačiu dramos teatro aktoriumi, kad, sakykime, į teatrą ne visi žmonės vaikšto ir kažkokia dalis tik tai žino teatro aktorių, o jau kaip parodo per televiziją arba kine, anksčiau kinas sovietiniu laikotarpiu buvo labai populiarus, aktorius jau kitą dieną atsibunda žvaigždė ir didelė įžymybė tampa. Kaip jums buvo su tuo dalyku, su tuo netikėtai užgriuvusiu populiarumu? Tai buvo ir man tokių dalykų, bet aš iš pradžių turbūt tai nesureikšminau, mes taip mokinti buvom, kad neįsivaizdavom mes, kad žvaigždėmis kažkas gali tapti.
Tai buvo man toks pirmas atvejis po bendramžių, to pirmo video filmo, kuris buvo iš vis vienas iš pirmų gal Lietuvoje, gal toks lyg ir serialas, kelios serijos ir visi tada labai žiūrėjo, nes ten buvo labai gražios dainos ir iš vis jaunimo problematika, tai labai daug žmonių žiūrėjo. Ir mes čia atsikėlėm į Šiaulius, šešiese gyvenom Dainų gatvėje 47-303, ta Karvelio buvo, bet dainų vis tiek kažkaip. Ir mūsų apgyvendino 3 kambarių bute, mes 6 jauni aktoriai iš vieno kurso. Gyvenom tam bute ir atvažiavo šiukšlės, tada atvažiuodavo šiukšlės, mašina atvažiuoja ir papypsi ir visi sueina kaimynai ir neša tą šiukšlę. Tai aš taip irgi, man eilė turbūt buvo nešti, mes pažiūrėjom seriją eilinę bendramžių, irgi kartu visi susėdė ir atidarau, pirmam aukšte tai buvo, atidarau duris, nešu šiukšlės ir priekyje, priešais atsidaro kaimynų duris ir kaimynė išeina su šiukšlėmis. Ir aš išeinu, ir jinai išeina. Ir jinai taip išėjo į koridorių ir taip suakmenėjo. Nes turbūt žmonės dar nežinojo, kad mes čia dirbam, kad čia tokia jauna grupė atvažiavo į Šiaulių dramos teatrą. Ir pamatė iškart nuo televizoriaus ekrano, iškart išėjo į koridorių ir mato žmogų su šiukšlėm. Nu tai aš tada padariau tokį žingsnį, kai aš grįžau atgal. Ir sakau, chebra, aš gal šiandien nenešiu, nes įsivaizdavau, kas galėjo būti prie tos mašinos, iš vis su šiukšlių kibirais visi. Tai čia toks populiarumo to būdavo, žinoma, aš čia pikantiškai galiu papasakoti, alaus barų, tai Šiauliuose nedaug buvo, bet vis tiek užeidavau išgerti alaus. Ir iš karto, žiūrėk, dėčius, klausyk, tokia ir familiarių buvo, bet tai, kaip sakyt, priprantama. Prie visko į nieko. Aš įsivaizduoju, kaip turėjo jaustis ta moteris, kuri pamatė jūsų šiukšlių kibirų. Jeigu aš atsidaryčiau dabar, eidamas kažkur tai savo būto duris ir pamatyčiau iš priešais esančio būto išeinantį Briusą Vilisą su šiukšlių kibiru. Čia kažkas panašaus galėjo būti. Galima suabejoti savo sveikatą. Džeką Nikolsoną sutiktum kavinėje, kur nors sėdinti. Prie teatro kavinėje ateini, čia Džekas sėdi Nikolsonas, tai vienas. Ir tai jau būtų, ne, toks malonus. Taigi, dabar televizijos ekranuose rodomas filmas Naisių vasara. Ten jūs atliekate pagrindinį vaidmenį. Personažas yra žolininkas, netradicinės medicinos atstovas. Pirmiausiai, gal kaip jūs patekote į šitą serialą, kaip jūs papuolėte į šitą nedidelę mažą dėžutę, kuri vadinasi televizorius? Tas pats klausimas, kaip papuolė, aš taip pats tiesiog nelabai galiu atsakyti, bet pabandysiu. Man rodos, kad aš jau čia buvau kiek tai, kaip žinot, čia daugiausia Vilniaus aktoriai visuose serialuose vaidina, nes jie yra arti, jie lengviau pasiekiami ir tai susidaro mažiau techninės galimybės atvažiuoti, derinti laiką ir taip toliau. Čia kiekvienas nori. Serialas yra vis tiek greitesnis žanras, greitesnės gamybos, greitesnio atlikimo ir greitesnio pateikimo produktų. Todėl turbūt taip. Paskui aš kažkaip nežinau, buvau pakviestas neseniai, čia vėl mane kažkaip prisiminė televizija, pakviestas buvau į serialą Neskubėk gyventi, per Lietuvos televiziją buvo rodytas. Ir prodiuseris tas pats Skaisgirys. Aš nežinau, tikrai nežinau kodėl ir kaip mane pakvietė, kaip mane atsiminė, tikrai čia nekoketoju, bet nežinau ir neklausiau, netgi nes klausti kažkaip, kaip visada būna atranka, jeigu režisierius ar kas pasirenka aktorių, tai čia yra natūralu. Tai taip ir papuoliau. Ir paskui po šito, kadangi čia buvo filmuojama Šiaulių rajone, jie sugalvojo, kad reikia vietinių artistų daugiau pakviesti. Nematytų, mažiau matytų veidų, nors yra čia jau ir matytų veidų. Rima Krilavičiūtė jau buvusi labai žymi kino aktorė Lietuvos ir Latvijos. Ir taip pat ir čia tas pats jau prodiuseris, režisierius Saulius Balandis, tiesiog net kažkaip manęs nelabai neįrinko, jau jie žinojo mane ir pasiūlė šitą vaidmenį. Ir daug yra kolegų Šiaulių dramos teatro šitam seriale Naisių vasara. O kiek truko pats filmavimas? 4 mėnesius kažkur, tai jeigu aš tikslus. Žinau, kad
Visą vasarą, visas atostogas ir dar rudenį. Apie 4 mėnesius. Filmuojama viskas buvo Naisiuose? Viskas buvo filmuojama ne vien Naisiuose, buvo ir Šiauliuose filmuojama. Nes yra miesto scenos, yra ligoninių scenos, yra policija. Naisiuose ir aplink Naisius, aš sakyčiau. Tai Šiaulių rajone faktiškai. Jo, Šiaulių rajone labai buvo nenutolta nuo Naisių, nes yra Naisiai ir aplinkinės sodybos, kurios yra aplink Naisius. Ir Šiauliuose. Kaune dar kažkiek scenų buvo. Na kaip, ar filmuotis serialas darbo specifika panašiai į kino filmą, ar tai vis dėlto kažkas kito yra? Ne, tai žinoma, tai panašu pačiu principu yra panašu. Vat, ką dar vėlgi aš čia pamiršom pasakyti, kuo čia tai skiriasi tas aktoriaus darbas. Kaip ir nesiskiria, kaip ir skiriasi. Todėl, kada būna televizijos ar kino ekrane stambus planas, tada aktorius be judesio, be kitokių išraiškos priemonių, grinai savo vidinių veiksmų, kaip pasakyti, primityviai kalbant, akimis turi išreikšti tai, ką jisai nori pasakyti. Ne vien žodžiais, bet koks jo charakteris, koks jo veiksmas, tai labai žiūrovas pamato iš aktoriaus veido. O tai vis tik yra šios profesijos panašios. Nes kaip pradžioje aš sakiau, kad vis tiek ar ten, ar scenoje, ar filmavimo aikštelėje vis tiek tu turi turėti savo psichologinį vaidmens užtaisą. Ir turi žinoti, ką tu veiki, net tylėdamas. Ko labai būna įdomus stambus planai, kada aktorius tyli ir tu matai jo akis ir žiūrovai viską supranta. O serialas vėlgi skiriasi tuo nuo kino. Čia labai ilgai mes galėtumėm šnekėti. Kine tiesiog pats kadras yra ilgiau statomas, apšvietimas ilgiau daromas. Kadro momentas yra toks išraiškos priemonės kitokios. Daugiau yra ieškoma išorės ar dar kokių tai ten, nežinau, spalvos, šviesos, kadro intensyvumo. O seriale viskas yra greičiau. Čia nėra laiko ir 2 kameros filmuoja ir yra toks, kaip veiksmingesnis, greitesnis, teksto prasme daugiau teksto yra, daugiau paaiškinamas žanras yra serialo. Dabar dar pabaigai norėčiau užduoti tokį klausimą, tokį gan banalų, bet užduodame visiems, kokie ateities planai. Tai yra, galbūt bus kuriamas serialas antroji dalis, antrasis sezonas Naisių vasarą, nežinot, gal turit kokios informacijos ir mums užduosit kokią paslaptį, arba galbūt filmuojatės dabar kokiam nors filme. Dabar niekur nesifilmuoja, nieks nekviečia, kaip ir daugelį laiko jau buvo taip. Aš tai vis tiek siejau savo planus su savo konkrečiu darbu. Teatre dar turiu studentus 3 kurso. Tai apie tai galvoju daugiau. O filmavimas tai yra tas toks atsitiktinis dalykas, kurio tu negali nuplanuoti, kaip tave pakvies ir kada tu būsi reikalingas. O dėl pratęsimo tai kalbos tokios buvo, bet aš nežinau, tikrai negaliu nieko pasakyti. Čia turbūt priklausys nuo taip vadinamų reitingų. Nežinau, ką jie reiškia ir kaip jie skaičiuojami. Čia jau jūs gal geriau žinot, bet reiškia priklausys turbūt nuo serialo populiarumo. Jeigu žiūrovas norės, televizija sutiks priimti, tai galbūt bus ir tęsinys. Nes šitas serialas, aš tik tiek galiu pasakyti, čia nepaslaptis. Jisai taip, kad lyg ir dar tokių aiškių taškų, jame pabaigos taškų nėra. Todėl lieka dar kažkokia viltis, kad galbūt ir bus pratęsiama. Jūsų personažas liko gyvas serialo? Nepasakysiu, tikrai šito negaliu, reikia žiūrėti serialą, man uždrausta kalbėti, aš esu pasirašęs sutartį, aš negaliu papasakoti siužeto, atleiskit. Pas mus studijoje lankėsi teatro ir kino aktorius Sigitas Jakubauskas. Dėkui.